Norėjau pakalbėti šiandien apie sapnus. Jeigu sapnuojame mirusį žmogų, mirusį artimą žmogų ir tas sapnas yra negatyvus, ką jisai galėtų reikšti? Dažnai būna, kad mūsų artimi žmonės išeina iš šito pasaulio ir jie išsineša neišrištus santykius. Gali būti, kad buvo užduotis išmokti, įgyti patirtį ir tiesiog tie santykiai nebuvo iki galo suprasti, nebuvo suprasta jų prasmė ir nesuprato, gali būti, kad nesuprato viena arba kita pusė. Gali būti, kad nesuprato arba sapnuotojas, arba tas, kuris liko. Dažniausiai atsakymas būna būtent artimam žmogui ar draugui, pažįstamam, kuris liko. Tai yra sapnuotojui. Išėjusysis dažniausiai nori perduoti informaciją, kaip tai atrodo iš viršaus, stambesniu planu, ką tai reiškia. Nes ten išėjus vaizdas yra visiškai kitas. Jeigu mes ateinam į šitą žemę su tam tikru kontraktu, su tam tikru pasižadėjimu ar noru, pareiškimu, kad mes įgysim tam tikrą patirtį, mes gaunam tam tikras rolės, tarkim, mama, dukra, ir mama netobula. Tai tobulų mamų ir nebūna. Bet tarkim, lieka dukra, kuri jaučia didelę nuoskaudą, kad mama buvo netobula. Kas vyksta tokiu atveju? Mama išėjusi sapnuojasi, norėdama pasakyti, perteikti informaciją gilią prasmę. Tai jeigu pabundi iš sapno ir jauti negatyvią emociją, tai žiūrėk, ką nori pasakyti tavo mama, ką jinai nori perteikti, kurioj vietoj aš nesupratau, bet jeigu taip giliausią prasmę imti, tai reiškia, kad aš atėjau įgyti patirtį ir mama atėjo įgyti patirtį. Mama savo brandos lygmenį, jinai yra tokia, kokia yra. Jos siela, tarkim, ar pirmoji klasė, ar antroji klasė. Galbūt dukra yra pagal sielos brandą 12 klasė, gal 5. Tai čia jau patiems yra spręsti. Bet jeigu mes jaučiame nuoskaudą, kad mama mus žeidė, skaudino, gal net paliko, ir mes jaučiame nuoskaudą, jinai išėjus mums bandys tai perduoti, perteikti. Čia vienas toksai atvejis konkretus būtų, kad dukra sapnuoja, kad mama pyksta, pikta, kad dukra neleidžia jai mokytis. Tai tiesiogiai ir rodo, kad mama atėjo į šitą žemę lygiai taip pat mokytis patirtį, įgyti patirtį, praturtinti sielą. Mama dukros, dukra mamos. Ilgainiui dukra bando atstatyti savo savivertę, nes mama kritikavo, menkino. Mama kritikavo, menkino galbūt dėl to, kad jinai pati negavo pilnaverčio vaizdo apie save. Neturėjo susiformavusios pilnavertės savivertės, stiprios savivertės apie save. Ir jinai tokiu būdu kritikavo dukrą. Dukra sugebėjo įgyti, bet
nuoskauda mamai liko. Mama išėjusi nori pasakyti, kad aš esu, tarkim, mokinė šitoj žemėje, aš tik mokausi, aš noriu besąlyginės meilės, kad aš būčiau priimta tokia, kokia esu. Tai vat ir per sapną tokia informacija perdodama ir dukra pabudus gali jaust labai negatyvius jausmus, kad mama pyksta. Mamos siela, aišku, nebepyksta, bet mamos siela nori perteikti tos emocijos, kurias tu jauti, tai yra tavo emocijos. Jeigu tu jas jauti, tai yra tavo emocijos, kurios gyvena tavo viduje. Tai yra tavo paveiksliukas, kaip tu matai pasaulį. Tai yra tavo fotografija. Tu šitaip nufotografavai pasaulį, tu šitaip nufotografavai savo mamą ir tu matai šitą vaizdą tu. Mama yra mama, mama ten su savo pamokom, o tu esi su savo pamokom. Ir va šita situacija rodo, kad tu mamą matai pykstančią. Tai rodo tavo pasąmonė, kad mama pyksta, nes jinai nori būti reabilituota. Jinai nori būti pripažinta kaip mama, nes iš esmės tu ir nori, kad ta mama būtų tobula. Tu ir nori mylėti tą mamą. Tai vat į ką kviečiama esi, ar kviečiamas esi, tai būtent, kad būtum besąlygiškai priimtas ir mylimas. Ir konkrečiai tavo pasąmonė šito trokšta, tavo širdis šito trokšta, besąlygiškai mylėti savo mamą. Mūsų praktiškai visos pamokos šitoje žemėje susiveda iš visos patirties, ką mes įgyjame, išeiti besąlyginę meilę. Jeigu mes įsikūnėm šitoje žemėje, įgyti patirtį, ateiname iš tą tamsą, kodėl mums atimama atmintis. Atmintis atimama, kad mes pamirštume, kas mes esame, įgytume patirtį ir išeitume į besąlyginę meilę, iš bet kurio taško, iš bet kurios vietos, kokioje mes esame atsidūrę, iš bet kokios rolės. Mes sugrįžtume į savo tėvo namus, tai yra į savo širdį, kur yra besąlyginė meilė. Bet kaip tie burtininkai, žinot, tos fėjos, kad mes prie ko prisiliečiame, tai tampa šviesa, meilė. Mes pradedam besąlygiškai mylėti tą situaciją, tuos įvykius, tuos žmonės. Taigi visi šitie negatyvūs sapnai, kuriuos mes sapnuojame, jie rodo, ką mes savo viduje, santykyje su mūsų artimaisiais, su mūsų draugais, su mūsų išėjusiais žmonėmis turime išspręsti. Tai yra mūsų pamoka. Jeigu turite klausimų, rašykite komentaruose. Bandysime ieškoti atsakymų apie sapnus. Gal konkretus atvejai domintų. Bandysiu atsakyti, jeigu pavyks, jeigu žinosiu. Didelės jums sėkmės sapnuojant